Perkelti failą arba aplanką iš vienos vietos į kitą galima ir su kompiuterio pele. Parodysiu pavyzdį su štai šiuo failu. Aš ant jo galiu paspausti kairiuoju pelės klavišu, paspaudus laikyti ir tą failą nutempti. Nutempus iki reikalingo aplanko aš jį galiu paleisti, tai yra paleisti pelės klavišą ir failas nukeliavo ten. Bet taip daryti aš nerekomenduoju, nes tempiant su pele kažką dažnai nutinka taip, kad pavyzdžiui mes tempiam, na ir nejučiom paleidžiam tą klavišą. Ir paleidžiam, ir tas failas persikelia, ir mes nebežinom, kur mes jį perkeliam. Aišku, patogu labai tempti yra, bet tikrai nerekomenduoju. Geriau nepatingėkit, paspauskit dešinį pelytės klavišą, tvarkyti, perkelti. Arba dar greitesnis variantas. Paspaudžiam ant norimo objekto, tai yra failo arba aplanko, kairį pelės klavišą ir tada mes matome įvairius pasirinkimus. Vienas iš jų yra perkelti. Tai čia tas pats mygtukas, jeigu mes būtumėm paspaudę dešinį pelės klavišą, tvarkyti ir perkelti. Čia yra ilgiau, o štai čia yra trumpiau, tiesiog greitesnis būdas. Tai geriau naudokit jau šitą mygtuką. Ir vėl matom pažįstamą lentelę, ar ne? Negu tempkit su pelyte. Su tais pelės tempimais kartais galima prisižaisti ir kažką kažkur ne ten nunešti. Darykim paprasčiau. Paspaudžiam ant failo, pasirenkam žodį perkelti. Dabar, kai mes paspaudėme ant aplanko, jis mums pasižymėjo. Matot, jis yra pažymėtas tokia mėlyna spalva. Kai failas arba aplankas yra pažymėtas, mes galime su juo atlikti keletą dalykų. Mes galime juos ištrinti, perkelti, pervadinti ir taip toliau. Tie veiksmai matosi štai čia. Bendrinti, atsisiųsti, perkelti, ištrinti ir taip toliau. Arba paspaudus dešinį pelytės klavišą. Ką mes galime su tuo failu veikti, viskas yra štai čia pavaizduota. Kai failas yra pažymėtas, norint jį nužymėti, reikėtų paspausti štai šį kryžiuką. Ir aplankas, kaip matot, nebėra pažymėtas. Ir čia mes nebematom tų mygtukų, kuriuos matėme prieš tai. Pasižiūrėkim dar kartą. Pažymiu aplanką, mygtukai atsiranda. Nužymiu aplanką, mygtukai dingsta. Tas pats yra ir su failais. Pažymiu failą, mygtukai atsiranda, paspaudžiu kryžiuką, mygtukai dingsta. Gyvenime pasitaiko tikrai nemažai atvejų, kai mes turime dirbti su keliais failais iš karto. Pavyzdžiui, įsivaizduokit, kad jūs turit 10 nuotraukų. Ir 10 nuotraukų jūs turite, pavyzdžiui, ištrinti arba kažkur perkelti į kitą vietą, ar dar kažką kitką su jomis padaryti. Visada žinokite, jeigu jums reikia atlikti tokį patį veiksmą su daug failų, tai beveik bet kurį veiksmą galima atlikti vienu kartu, nekartojant to paties veiksmo daug kartų, nespaudinėjant tą patį per tą patį. Tarkime, kad aš noriu visas šias 3 užduotis iš matematikos perkelti į biologiją. Na, tarkim, apsirikau ir netyčia perkeliau į matematiką, kai iš tikrųjų norėjau perkelti į biologiją. Kaip man visas šitas 3 užduotis perkelti vienu veiksmu? Man reikia visas šitas užduotis pasižymėti. Žymėti galima keliais būdais. Vienas būdas yra štai toks. Pelės rodyklę nuvedu prie pirmojo failo, paspaudžiu ir laikau kairį pelės klavišą, tempiu žemyn ir paleidžiu. Visi mano šitie 3 failai dabar yra pažymėti. Štai čia viršuje mes matome pasirinkta 3. Kitaip tariant, mes pažymėjome 3 failus ir viską, ką mes darysim, kurį mygtuką be paspausim, ar perkelimo, ar ištrinimo, ar kokį tai kitą, mūsų pasirinktas veiksmas bus padarytas visiems šitiems pažymėtiems failams. Gerai, aš dabar juos nužymėsiu. Kitas būdas, kaip juos galima pažymėti. Įsivaizduokit, jūs turit
ne 3 failus, o 50 failų, 100 failų. Tiek daug failų turi žmonės paprastai, kurie su daug nuotraukų dirba. Tai įsivaizduokit, jums reikėtų tempti, žymėti ir į apačią, ir apačią, ir į apačią, ir į apačią, tempti, kol pažymėsit visus tos 100 failų. Sunku, sudėtinga, nepatogu. Yra patogesnis variantas. Įsivaizduokit, kad čia yra pirmas failas, o čia 100. Ir tarp jų yra daug failų. Jeigu mes norime visus failus pažymėti, mes galime klaviatūrai laikyti klavišą Ctrl ir paspausti raidę A. Ir visi jie pasižymėjo. Dar kartą kartoju, laikom klaviatūroje klavišą Ctrl ir paspaudžiam raidę A. Ir šitaip pasižymi visi tame aplanke, kuriame mes dabar esam, visi failai. Bet kartais gyvenime būna tokių situacijų, kai iš 100 nuotraukų mes norim pažymėti tik tai pusę, o kaip jas pažymėsim? Pažymim pirmąjį failą, tai yra paspaudžiam ant jo vieną kartą su pelės klavišu kairiuoju. Tada klaviatūroje susirandam klavišą Shift, paspaudžiam jį ir laikom ir nepaleidžiam. Dabar nuvažiuojam iki paties paskutinio failo, iki kurio mes norime pažymėti. Ir aš vis dar laikau klavišą Shift, paspaudžiu ant paskutiniojo failo su kairiuoju pelytės klavišu. Kairįjį pelytės klavišą paleidžiu, Shift klavišą paleidžiu. Ir norimas kiekis failų jau yra pažymėtas. Dabar aš su jais galiu daryti, ką norėjau. Ar juos perkelti, ar ištrinti, ar dar kažką kitą. Pabandykim dar kartą pažymėti daug failų. Štai čia matot, yra šiek tiek daugiau jų. Tai tarkim, aš noriu pažymėti visus štai šitos failus, o šitų dviejų nenoriu pažymėti. Tai vėlgi, paspaudžiu ant pirmojo failo su kairiuoju pelytės klavišu. Pelytės klavišo paleidžiu, nebelaikau. Susirandu klaviatūrai klavišą Shift, paspaudžiu jį ir laikau. Nuvažiuoju iki failo, iki kurio noriu pažymėti. Vis dar laikau Shift, paspaudžiu kairį pelytės klavišą ir paleidžiu pelytės klavišą ir Shift klavišą. Ir turiu pasižymėjusi savo norimus failus. Tarkime, mes dabar juos ištrinsime. Pabandykim juos ištrinti ir pasižiūrėkim, ką reikia daryti, jeigu mes nenorėjome jų ištrinti. Paspauskim ant šiukšliadėžės. Mūsų kompiuteris paklausia, ar mes tikrai norim juos ištrinti. Ir dar mums primena, kad visam laikui jie bus ištrinti po 30 dienų. Tai reiškia, kad aš dar 30 dienų turiu galimybę persigalvoti. Pavyzdžiui, šiandien aš galvojau, kad man tų failų nebereikės, o po savaitės aš prisiminiau, kad be reikalo ištryniau, kaip man juos susigrąžinti. Tai šitą problemą dabar mes ir išspręsim. Perkelkim į šiukšliadėžę štai šios failus. Mums yra pranešimas, kad failai yra perkelti šiukšliadėžę. Mes galim paspausti mygtuką anuliuoti. Bet aš nesuspėjau, nes pranešimas labai greitai išnyko. Ir nieko tokio, toj mes viską sustvarkysim. Nueinam į šiukšliadėžę, ji yra štai čia, šalia visų mūsų bendrų diskų. Paspaudžiam ant šiukšliadėžės. Ir šičia yra daug visokių failų, kokius aš pastaruoju metu buvau ištrynusi. Štai čia ir vėl matome tą patį priminimą, kad visi elementai iš šiukšliadėžės bus visam laikui ištrinti po 30 dienų. Yra galimybė ištuštinti šiukšliadėžę, kitaip tariant, išnešti šiukšles ir viskas, kas yra čia, išnyks visam laikui. Arba yra galimybė failus, kurių mes nenorėjome ištrinti, susigrąžinti. Taigi, aš norėjau susigrąžinti štai šituos failus. Ką man dabar daryti? Na, visų pirma, mes juos turime pasižymėti. Pasižymėti jau išmokom, ar ne? Spaudžiam ant pirmojo, laikom Shift ir spaudžiam ant paskutiniojo. Paleidžiam klavišą Shift. Ką dabar daryti? Spaudžiam dešinį pelytės klavišą ir jeigu nepataikysim paspausti, tai jau galėsim verkti. Svarbiausia, neskubėti. Mes jų nenorim ištrinti, mes juos norim atkurti. Kai paspausim atkurti, jie sugrįš į tą vietą, iš kurios jie buvo ištrinti. Taigi, spauskime atkurti. Jie iš čia išnyko. Susiraskim juos iš naujo. Ir aš juos turėjau štai čia.
vėl jie sugrįžo į tą vietą, iš kurios juos ištryniau. Bet gyvenime tikrai būna situacijų, kai mes tikrai nežinojome, kur tie failai buvo. Tarkim, aš juos susigrąžinau dabar iš šiukšliadėžės ir kai susigrąžinau, aš patekau į mano diskas ir nežinau, kur jie buvo. Tarkim, aš neatsimenu. Galbūt aš juos buvau ištrynusi prieš savaitę, tada susizgribau, nuėjau į šiukšliadėžę, aš juos atkūriau ir mane kompiuteris grąžino į mano diską. Ir aš neįsivaizduoju, kur jie buvo. Kaip man juos surasti? Taigi yra dvi situacijos. Viena situacija, kai mes žinome failo pavadinimą, bent vieno failo pavadinimą, jeigu žinom, jeigu atsimenam, mes juos galim surasti pagal jo pavadinimą. O jeigu mes neprisimenam, kaip failas vadinosi, mes galim bandyti ieškoti pagal jo rūšį. Tai yra, ką aš praradau, ko aš ieškau. Ar aš ieškau nuotraukų, ar aš ieškau dokumentų, ar aš ieškau skaičiuoklės failo, ar dar kažko kito. Tai pradėkim nuo pirmojo varianto. Tarkim, aš žinojau failo pavadinimą. Ką tada daryti? Viršuje yra paieškos laukelis ieškoti diske. Šičia mes galim įrašyti failo pavadinimą. Tai aš, jeigu gerai atsimenu, vienas iš failų vadinosi kreidelės. Tai taip ir rašau. Kol kas dar nerado. Kaip matot, yra kažkokių kitų failų, kurios kompiuteris rado. Tai kreidelės. Matot, kol neparašiau viso žodžio, tol man to failo ir nerado. Kai aš buvau parašiusi kreidel, vis dar man rodo kažkokius tai kitus failus. Taigi, įrašius pilną pavadinimą, man rodo failą kreidelės. Bet čia nerodo, kur jis yra. Matot, jokio aplanko. Prie kitų failų matosi datos, kada jie buvo sukurti, o failas kreidelės neaiškus kažkoks. Nu, pabandom susižinoti, kur jis yra. Paspauskim ant to failo. Man jį atidarė, viskas tvarkoj, aš jį suradau, bet aš nežinau, kur jis konkrečiai yra. Ką dabar daryti? Mums reikia susirasti viršuje, dešinėje pusėje tokius 3 taškelius, paspauskime ant jų. Ir čia mes matom daug pasirinkimų, ką mes su šituo failu galime daryti. Pasirinkime išsami informaciją ir mes pamatysim įvairią informaciją apie štai šį failą. Mums rodo, kas tai per failas, tai yra koks jo tipas, tai yra vaizdas, paveikslėlis, kokie jo matmenys, koks jo dydis ir vieta. Matot, rodo aplanko pavadinimą, kuriame šitas failas yra. Jeigu mes ant jo paspausim, mumis kompiuteris nukelia į tą vietą, kurioje tas failas ir yra. Viskas, mes failą suradom. Vietoj pasirinkimo išsami informacija pabandykim pažymėti šitą failą žvaigždute. Pridėti prie pažymėtų žvaigždute. Paspauskim. Šitas failas bus pažymėtas kažkokią tai žvaigždute. Pasižiūrėkim, ką tai reiškia. Grįžtam atgal, štai paspaudžiam šitą rodiklę. Ir kairėje Google disko pusėje viena skiltis vadinasi pažymėta žvaigždute. Paspauskime ant jos. Ir štai čia matosi šitas failas. Matosi ne tik jo pavadinimas, ne tik data, kada jis buvo pakeistas, bet ir jo vieta. Ir netgi užvedus ant tos vietos su pelyte mes matom visą kelią iki to aplanko. Šitas aplankas yra tame aplanke, o šitas aplankas yra šitame aplanke. Paprastai rekomenduotina pažymėti žvaigždute labai svarbius savo failus. Jeigu aš noriu nužymėti žvaigždutę nuo failo, aš galiu jį pasirinkti, paspausti dešinį pelytės klavišą, paspausti tvarkyti ir pašalinti iš pažymėtų žvaigždute. Paspaudžiu ir jis dingo. Na, jis dingo tik iš šito sąrašo, bet jis vis dar tebėra ten, kur originaliai ir buvo. O tai yra štai šičia. Taigi, bet kokį failą, kuris jums yra svarbus, galite pažymėti žvaigždute. Jums tai reikia tik paspausti ant jo dešinį pelytės klavišą, paspausti tvarkyti, pridėti prie pažymėtų žvaigždute. Jis bus pažymėtas kaip svarbus ir jį visada galėsite rasti štai čia.
Na gerai, bet grįžkim prie tos problemos, kai mes nežinom, kaip failas vadinosi. Mes nežinom, kaip failas vadinosi ir norim jį surasti. Viena situacija gali būti tokia. Jūs atsimenat, kada maždaug su to failu dirbot. Na, pavyzdžiui, mes turim tam tikrus failus, kuriuos, pavyzdžiui, pildom tik tai rugsėjo mėnesį, arba tik tai gegužės mėnesį, arba dar kažkokį tai mėnesį. Tai jeigu jūs įsivaizduojat, kad pernai su juo darbavotės, tai pagal tą datą galite ir orientuotis, ir bandyti ieškoti. Kaip tai padaryti? Tai mes nesinaudosim šituo paieškos lauku, o naudosimės vienu iš šitų 3 mygtukų. Šiuo atveju mygtuku pakeista. Ir mums kompiuteris leidžia pasirinkti, kada šitas failas buvo pakeistas. Ar per pastarąsias 7 dienas, ar per 30 dienų, ar šiais metais, ar praėjusiais metais. Arba, jeigu norim, galim pasirinkti savo datą. Paspauskim pritaikytą dienų seką ir mums leidžia pasirinkti, nuo kada iki kada mes maždaug tą failą sukūrėm. Na, pavyzdžiui, jis buvo sukurtas tarp spalio 1 ir tarp lapkričio 1. Spaudžiam taikyti. Ir pasirinkus šitą datos intervalą, mums randa viską, kas buvo sukurta arba paredaguota tarp spalio ir lapkričio. Bet čia failų yra labai daug, ar ne? Tai yra dar vienas palengvinimas, jeigu jūs žinot, koks tai failas. Ar tai paveikslėlis, ar tai dokumentas, ar skaičiuoklės dokumentas, ar skaidrės. Jeigu nežinot, na tai teks ieškot per visą šitą sąrašą, o jeigu žinot, tai spaudžiam ant mygtuko tipas ir pasirenkam, ko mes ieškom. Šiuo atveju aš ieškojau nuotraukų, tai paspaudžiu ant nuotraukos ir vaizdai. Ir štai čia rodo visus failus, kurie buvo sukurti arba redaguoti tarp spalio 1 ir lapkričio 1 dienos. Jeigu noriu, galiu ieškoti ir pagal žmones, tai yra, kuris žmogus šitą failą kažkada tai sukūrė. Paspaudžiam ant žmones, pasirenkam žmogų, kur įsivaizduojam, kad tas žmogus galėjo redaguoti arba sukurti tą failą. Pasirenkam jį. Na ir kadangi čia šitie failai taip ar taip buvo mano sukurti, tai aš juos ir matau. Jeigu būčiau pasirinkus kitą žmogų ir galbūt šitas sąrašas būtų sumažėjęs dar labiau. Pasirinktus kriterijus mes galime išvalyti. Mes galime išvalyti visus juos arba po vieną. Pavyzdžiui, jeigu aš nesu tikra, ar tikrai aš tą failą kūriau, gal jį kūrė kažkas kitas, tai mes išjunkim šitą filtrą. Jeigu neatsimenu, ar tai buvo dokumentas, ar paveikslėlis, ar dar kažkas, irgi galiu išvalyti šitą filtrą ir dabar matau tik tai failus šitame datų intervale. Pasižiūrėkim, kas bus, jeigu aš pasirinksiu dokumentai. Dabar man rodo tik tai dokumentus. Aš galiu pasirinkti, pavyzdžiui, skaičiuoklės ir dabar rodo man tik skaičiuoklės. Na ir taip toliau, ir taip toliau. Jeigu jau susiradom, ko mums reikia, tai jau žinosim, kaip išsiaiškinti, kur tas failas yra. Dar kartą priminsiu, pažymėjus failą, nuvažiuojam su pelyte prie jo vietos ir štai čia rodys visą kelią iki to aplanko. O jeigu paspausim ant to aplanko, mes tenai ir papulsime.